Sveiki mano brangieji, šiandien gaminsime lengvus, nuostabius pavasarinius pietus. Ir tam patieklo mums reikės keptos vištų krūtinėlės, gali būti virta kaip tik jūs turite. Žiedinis kopūstas, tai vadinamas kalafioras, pomidoras, pipirai, druska, tarkuotas sūris, gali būti mozzarella, gali būti dvaro, svarbiausia, kad jisai ištirptų. Bulvių prieskoniai, padažas ir pomidorų kečupas. Iš jų darysime užtepą ant kalafioro. Ką dabar darys? Pirmoje eilėje aš pasūdysiu vandenį ir apvirsiu 3-4 minutės mūsų žiedinį kopūstą. Visą eigą aš jums parodysiu. Iš pradžių pagaminsime padažą. Imam šiek tiek kečupo. Pakaks. Dabar mango padažą. Jis suteiks mums saldumo, gal šiek tiek dar jo užteks, ir bulvių Santa Marijos prieskonį. Mums duos pikantiškumą, suteiks viskas. Dabar gerai išmaišysime. Štai mūsų padažas paruoštas. Dabar jis tegu pailsi, o tuo tarpu mes dabar supjausysime vištieną. Taip, matot, kokią špeiliuką esu pasigaminęs, su kokiu ragu. Taip, pjausime vištieną griežinėliais. Taip, pakliuvo dar kaulas. Štai, ir dabar dar kitą gabaliuką. Šitą padėsime lėkštutę. Ir dabar čia dar vienas kauliukas. Čia dar vienas kauliukas stuburkaulis. Jisai mums nebereikalingas. Štai, vištiena pas mus paruošta. Taip. Vištiena pas mus paruošta. Dabar supjausysime pomidorą. Pomidorą pjausysime irgi griežinėliais. Nu štai puiku. Dedame irgi lėkštutę. Taip, ir dabar eisime, išimsime mūsų kopūstą. Nes jisai pabuvo 3 minutės. Blanširuojimas buvo, pasikaitino, pasišildė ir mes jį dabar eisime išimti. Kopūstą dabar išimsime, šiek tiek nusausinsime ir eisime supjaustyti. Kopūstas atvėso ir dabar mes jį pjaustysim griežinėliais. Taip. Čia bus žiedinio kopūsto steikai. Štai maždaug taip turi atrodyti. Dedam vieną. Maždaug porą centimetrų storio turėtų būti. Dedam antrą. Ir pjaustom trečią. O, štai matot, nes pats vidurys mums reikalingas, kad jis laikytųsi. Štai. 3 mūsų nuostabus kopūsto steikai. Štai. Šitą mes dėsim, paskui mes pasigaminsim salotas. Išlikusių pačias nuostabiausias. Dabar mes vieną pusę aptepsime mūsų paruoštų padažų. Padažas reikalingas iš abiejų pusių tam, kad įsigertų skonį. Dar pasakysiu vieną paslaptį. Man šiek tiek, aš paėmiau ir įdėjau dar šaukštą grietinės. Dėl to padažas pas mus pašviesėjo. Grietinė vis tiek suduos gerą skonį. Štai, dabar mes gražiai apversime. Gavosi. Ir dabar ištepsime likusių padažų kitą pusę. Padažo galim negailėti. Mes jo turime. Štai. Tiesiog nuostabu.
Dabar, brangiai, ką aš padarysiu? Dabar aš vis dėlto dar sugalvoju ir uždėsiu po vieną sluoksnį pjaustyto sūrio. Štai, čia yra auksinis sūris pas mus. Jisai irgi ištirps. Tiesiog puiku. Dabar ant šio sūrio aš išdėsiu vištienos griežinėlius. Nu, čia gausiasi steikas tikrai nuostabus. Taip. Taip. Štai taip. A, kaip vištiena kvepia. Aš irgi krūtinėlę buvau sumarinavęs ir iškepiau orkaitį. Štai. Taip. Ir trečią steiką. Čia gal ir pavadinsime daržovių steikas. Nes kadangi vis tiek dominuoja pagrindė daržovė, mūsų žiedinis kopūstas, vištiena eina tik tai kaip paskaninimui. Štai. Gal ir bus gerai. Все, užteks. Dabar ką mes toliau? Dabar toliau mes dėsime pomidoro griežinėlius. Nu, atrodo tai fantastiškai. Puiku. Ir pabaigai uždėsime tarkuotą mozzarella sūrį. Pas mane šiuo metu yra mozzarella sūris. Myliai, man jau seilė varva. Tobulas bus patiekalas. Aš manau, tikrai pavasariniai pietus. Dabar pašausime į orkaitę iki 180 laipsnių ir kažkur 30-35 minutės tol, kol mūsų sūris įgaus gražią aukso spalvą. Kaip ir minėjau, pašaujam į orkaitę, uždarau, jungiu ventiliatorių, ta prasme, ir karštas oras, kad eitų, ir 175 laipsnius. 30-35 minutės. Pas mus dabar yra 1 valanda be 1 minutės, nu tai va iki 13:30. Praėjo 24 minutės, tai ką, pasižiūrėsim. Vau, čia. Vau, čia. Manau, kad pakaks. Nuostabiai atrodo. Vau, čia. Nu ką jūs, brangieji, nu kaip yra. Taip, išjungiam. Taip, dabar mes gražiai bandysim išimti. Vau. La. Dabar paskaninsime šiek tiek pipirais. Tada druskytę ir uždėsime, kur atvežti iš Italijos trumai. Taip. Ir paskutinis štrichas, paskaninsime alyvuogių aliejų. Štai mūsų pavasariniai pietus. Patys nuostabiausiai pietus, kuriuos mes galime pavasarį pagaminti. Ką, brangiai, skanaus, improvizuokite, nebijokite, darykite, gaminkite ir skaniai valgykite.